Gerą dieną, malonus podcast'o klausytojai, sveikinuosi su jumis aš, Diana Grybskytė, verslo konsultantė ir smulkaus verslo finansinio raštingumo entuziastė. Šiandien kalbinu Dovilę Balcevičienę, SME banko komercijos vadovę ir kalbėsim tokia aktualia smulkiam verslui tema, kaip vis tik tai sėkmingai pasiskolinti, nes verslas smulkus ypatingai šiai dienai susiduria su kliūtimis, kad nėra taip paprasta gauti finansavimą ir kreipiasi tai šiandien, tai ten ir duris kartais būna uždaromos ir ne visada iki galo įsigilina priežastis, dėl ko tai įvyksta. Tai Dovilė, pabandom tiesiog žingsnis po žingsnio žygiuoti ir padėti žmonėms susigaudyti, kaip reikia būti pasiruošus šitam žingsniui. Sveiki, mėly klausytojai, ačiū Diana už labai gražią įžangą. Tikrai taip, norint, įtikinti bankus, investuotojus ar kitus finansavimo šaltinius, reikia verslui būti labai gerai pasiruošusiam. Tad šiandien aptarsim 7 turbūt pagrindinius tuos žingsnius, kurie padėtų padidinti verslui savo šansą gauti tą reikiamą finansavimą. Taip. Tai gal tada ir startuojama, ne? Taip. Tai aš gal pradėsiu nuo pačio pirmojo ir mano galva tai yra vienas iš svarbiausių žingsnių verslui, tai yra tvarkinga finansinė apskaita. Tai yra turėti tvarkingą finansinę apskaitą, tai reiškia jūsų veidrodis įmonės, atspindys veidrodė, kaip tu atrodai. Ir ką labai svarbu daryti, tai aiškiai turit fiksuoti savo pajamas, išlaidas ir pelną, žinoma. Kiekvienas atliktas įnašas, jisai turi būti tikslus ir lengvai suprantamas. Ir žinoma, ne ką mažiau svarbu, tai pastoviai turite analizuoti tuos duomenis, kad suprastumėt savo verslo pelningumą ir pinigų srautus. Tai va čia gerą momentą paminėjai, aš galvoju, ar paminėsi srautus, nes neseniai turėjau tokį išskirtinį atvejį, kada kreipiasi įmonė, sako, mes kreipiamės į kelis bankus ir negaunam finansavimo, nes sako, jums nereikia, jūsų labai graži buhalterija. Kam jums tas finansavimas? Taip, jums nereikia. Tai aš iš karto, aišku, jokiuosi problema reiškia srautuose. Taip. Yra nevaldomas pinigų judėjimas. Ir va čia, aš sakyčiau, net svarbesnis dalykas už buhalteriją. Jeigu su šita dalim nesusitvarkai, tai kas iš to, kad tau buhalterinis pliusas? Ne, čia... Nieko. Taip. Visiškai, sutinku su tavim. Tai kitas punktas į tą patį tvarkingą finansinę apskaitą, tai gal, net ne visi pradedantieji verslai žino, iš ko susideda tos finansinės ataskaitos. Tai aš nuo tokio visiškai... Ne tik pradedantieji. Tai visiems tada, ne? Taip. Tiesiog gal priminimas būtų toks, kad finansinės ataskaitas tai sudaro pelno nuostolio ataskaitą, balansą ir pinigų srautų ataskaitą. Tai būtent šios ataskaitos yra būtinos, jeigu jūs norite susikalbėti su banku finansinė kalba. Ir būtent pagal jas bankai arba kiti potencialūs į jūsų įmonę investuotojai vertina jūsų tą visą finansinę sveikatą įmonės. Ir žinoma, turit ne tik paruošti tas taisyklingai finansinės ataskaitas, bet ir sugebėti atsakyti klausimus. Kai jūsų paklaus bankas, kas čia, kodėl tokios eilutės, kas ilgalaikiam, trumpalaikiam turte, iš kur čia gauti nuo sumos ir panašiai, tai jūs turite turėti ir atsakymus iš tos klausimus. Čia yra būtina. Antras dalykas, tai yra gerai parengtas verslo planas. Aš gal taip pasakyčiau, tai yra iš principo verslo kelrodė žvaigždė, kuri parodo, kur esate dabar ir kur jūs norite būti ateityje. Taip. Aš mėgstu tokį palyginimą kartais, sakau, kaip galima kažkur nuvažiuoti, nenusistačius pradinio taško, ar ne? Ta prasme, neduoda tau navigaciją nusistatyti krypties, jeigu tu nežinai... Įvedi, taip, kur esi dabar. Taip, mes, prieš tai, ką sakei, tai ir yra diagnostika, kur tu esi dabar, o planas reiškia, kur tu nori nueiti ir ką tu darysi, kokias priemonės naudosi, kad ten nueitum. Ar ne, nes kitaip tai yra
O kam bankui tas reikalinga, tai jisai nori suprasti, kad tu supranti, ką tu darai. Ir ne tik, žinai, užtenka tų žodžių, aš tikiu savo verslu. Taip. Mes irgi tikim. Tikėjimas yra labai gerai. Kita, taip, nenureikšminam tikėjimo, kad taip. Tai yra labai gerai. Bet turi turėti, žinai, pagrindimą. Taip. Kodėl tu tiki? Taip. Kad tu pasieksi savo tą numatytą tikslą. Ir tam pačiam plane, žinoma, irgi turėtų būti ir pats verslininkas labai aiškiai turėtų suprasti, kuo tas tavo produktas ar paslauga yra unikali, kaip jūs uždirbsite tas pajamas, kokia yra jūsų tikslinė rinka ir kokią galbūt pridėtinę vertę sukursite klientams savo. Tai ne tik apie patį verslo modelį, bet taip pat reikia labai suprasti savo rinką ir konkurentus. Kokio dydžio rinka, kokie pagrindiniai konkurentai, kokie tie konkurentų pranašumai, kad tau pavyktų pasiekti savo tą, žinai, galutinį tikslą ir turėti tą tikėjimą, kad tu padarysi. Taip pat ne ką mažiau yra svarbu, tai turėti aiškią augimo strategiją. Kaip jūs planuojate plėsti savo veiklą? Ar jūs planuojate eiti galbūt į naujas rinkas, pristatyti gal naujus produktus ir panašiai. Tai tu turi apie viską pagalvoti. Kas finansuotojų yra be galo svarbu ir irgi vienas iš tokių svarbiausių dalykų, tai iš kur jūs ar iš kokių pajamų šaltinių planuojat grąžinti paskolą. Kalbėti, žinai, apie tai, kad aš čia planuoju turėti kontraktus, tai ar planuoji, ar tu jau esi padaręs atitinkamai namų darbus ir jau esi pasirašymo stadijoje, kad tu galėtum, žinai, užtikrintai. Svarbiausia yra faktais, skaičiais ir konkrečiai kalbėti, nes tai yra labai svarbu finansuotojui žinoti būtent iš ko tu grąžinsi, nes bankui yra svarbu žinoti, kad tu grąžinsi sutiktus tuos finansinius įsipareigojimus. Tai iš principo verslas, kreipdamasis į banką finansavimo, tai turėtų pateikti tas realistiškas pabrėžiu, pajamų prognozes ir aiškiai nurodyti, kaip planuos grąžinti suteiktą finansavimą. Ir žinoma, kiekvienas verslas susiduria su tam tikromis rizikomis, tad būkit atviri ir nurodykit galimus iššūkius, bei pateikit planus, kaip jūs spręsit. Taip, SSG, kitaip galima sakyti, ar ne? Taip, nes taip jūs parodysite savo brandumą ir gebėjimą mąstyti strategiškai. Paminėjai rizikas, ar ne? Ir galimos rizikos ir kiek aš pastebiu, dažniausiai, bet kaip ką ir pati paminėjai, yra tikėjimas, kad viskas bus gerai, bet labai retai būna parengtas planas, kas, jeigu viskas nevyks pagal planą. Tikrai taip. Koks planas B, C, D ir E? Jo. Vien plano A, žinai, neužtenka. Ir B kartais. Ir B neužtenka. Kartais neužtenka, nes tu turi žinot, kas bus jeigu, ar ne? Tikrai taip. Tai va čia šitie momentai, apie juos nėra labai malonu mąstyti vadovui, nes iš tikrųjų tai nelabai motyvuojantis atrodo, žinai, tas nesėkmės variantas, bet čia yra realybė. Čia yra realybė, su kuria reikia susipažinti, ją prisijaukinti ir žinoti, kad gali būti visai. Gali būti visai. Mes irgi, žinai, iš savo patirties matom, vysto vieną verslą ir staiga kreipiasi, žinai, dėl finansavimo, dėl kito verslo. Ir dažnai net nesuprasdami, žinai, turiu odontologijos kliniką, dabar pradėsiu nekilnojamo turto statybas. Tai, tu neturi patirties, žinai, statybose, tu puikiai, žinai, valdai savo odontologinę kliniką. Taip. Ir tu atini finansavimo, nekilnojamo turto, vystymo projektam Palangoju, kaip pavyzdys. Taip. Tai dažnai, ir jeigu dar tau pavyksta gauti tą finansavimą, tai tikrai ateitis to projekto, dažnai, ką matom per pavyzdžius, tai tiesiog nepasiseka.
ir tada tu lieki su įsipareigojimais, nesuvaldęs rizikų, jų galbūt netiek įsivertinęs ir panašiai, ne. Judam toliau, ne? Taip. Kas yra ketvirtas? Irgi, tiksliau, trečias. Nušokau. Taip. Tai tas geras kredito reitingas. Iš principo, ką rodo kredito reitingas, tai rodo jūsų finansinę reputaciją. O reputacija, kaip mes visi žinom, yra be galo svarbus dalykas. Kaip užsitikrinti tą gerą finansinę reputaciją? Tai pirmiausia, jeigu jau turit suteiktą finansavimą, tai laiku mokėkit visas sąskaitas, paskolas ir visus mokesčius. Nes bet kokie vėlavimai, pradelsimai ar pradelsti mokėjimai iš principo neigiamai veikia jūsų kredito istoriją. Ir kai jau kreipiesi į banką, o bankas tai viską mato. Nieko nepaslėpsi, žinai. Čia dar noriu papildyti pačią, žinai, kad čia vėl grįžtam į pirmą tašką srautų valdymas, ne? Taip. Jeigu yra šitas momentas, tai tada tie dalykai susitvarko. Tu neturėsi tos problemos. Taip, nebus tos problemos. Čia jau kalbam apie tą kompleksinį tokį standartinį variantą, kaip būna. Taip. Ir aišku, turite patys labai reguliariai tikrinti savo kredito ataskaitas, kad įsitikytumėt, kad nėra klaidų tiesiog jose. O jeigu jau taip atsitinka, kad vis dėlto pavėlavot susimokėti dėl tikrai galbūt kažkokių tai svarbių ir reikšmingų priežasčių, ne? Ar galit pagerinti savo kredito istoriją, tai iš principo galit, bet turit imtis veiksmų nedelsiant ir turit palaipsniui tą daryti, tai vis dėlto laiku mokėti esamas jau skolas, vengti kuriam laikui naujų įsipareigojimų, kol jūsų verslo situacija stabilizuosis. Ir prieš kreipdamiesi dėl kažkokio didesnio finansavimo turit būtinai pasirūpinti savo tą kredito istoriją. Nes, kaip ir sakiau, bankai mato viską. Tai ir čia, žinai, kai pamatai, kad buvo kažkokie labai pradelsti vėlavimai skolos, tai iš karto užsidega viena iš lempučių. Taip. Kad kažkas, vadinasi, yra nesuvaldyta, nesužiūrėta ir kodėl tai atsitiko, žinai, nes jeigu jau vieną kartą vėlavo, tai gal ir antrą, trečią ir ketvirtą, ir tada jau tas, žinai, finansuotojas, jisai tikrai labai atsargiai žiūrės, ar suteikti finansavimą, ar jo nesuteikti. Taip, žinai, tie vėlavimai būna visokie, kaip ir pati paminėjai, gali būti toks netyčinis, tiesiog, žinai, pražiopsojau, bet vėlgi grįžtu prie to, kai yra tas sisteminis srautų valdymas, tiesiog neįmanoma to padaryti. Neįmanoma, nes viskas yra sistematizuota ir tau suplanuota, kad čia yra mokesčiai, kad čia yra tam tikrus laikotarpius sudėlioji. Skolų valdymas, ar ne? Tai vienas momentas, kur labai svarbu stebėti ne tik tai savo mokėjimus, bet ir mokėjimus mums, ar ne? Kad tie būtų laiku, nepradelsti. Lygiai taip pat. Lygiai taip pat. Tu turi, žinai, abi pusės. Savo ir savo klientų. Taip. Jeigu tu nesugebi susirinkti, žinai, pajamų iš savo klientų, tai jau irgi toks lemputė. Lemputė užsidega, ne? Ketvirtas, ne? Tai man šitas yra įdomiausias asmeniškai, nes čia būna įdomiausių ir visokių istorijų, žinai. Tai aiškus finansavimo tikslas. Kam jum reikalingas finansavimas? O neužtenka, kad, reikia man pinigų. Dėja, tik, žinok, labai būna ir tikrai dažnai tokių atvejų, kai čia blogas pavyzdys dabar, ne, apie blogą pavyzdį, kad ateina, sako, man reikia finansavimo, gaunam finansinės ataskaitas ir mes matom, kad turte yra gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, žinai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pasiėmiau pinigus. Sau, gal va ten, žinai, draugui paskolinau per aplinkui ir, prireikė apivartinių, nes nebegaliu vykdyti savo veiklos, nes nusipirkau kažkur NT, žinai.
net ne įmonės veiklai, o savo asmeniškai. Tai čia yra blogas pavyzdys. Kitas blogas pavyzdys yra, kad mes lietuviai mėgstam prabangius automobilius ir labai dažnai irgi iš apyvartos paima, žinai, nusipirksiu aš tą mašiną. Va, draugas verslininkas važinėja irgi su nauju BMW, tai kaip aš atrodysiu? Pasiema iš įmonės, išsitraukia lėšas, nusiperka prabangų automobilį ir staiga, nesuvaldydama savo piniginių srautų, pritrūko apyvartinių. Ir tada ateina, sako, kiek duosit? Arba vakarėlio. Partneriams ir klientams su trenksmu tokio. Taip. Žinai, ar, parodyti. Pradėti analizuoti ir klausti, ar čia buvo būtinos sąnaudos. Tikrai ne. Tikrai ne. Ir daug tokių momentų tikrai. O kaip vis tiek, tai pasakyk dar gerą pavyzdį, ar ne? Kaip galima... Jo. Aiškus tas finansavimo tikslas, kas yra tas geras pavyzdys? Tai geras, žinai, pavyzdys būtų toks, kai mes matom ir pats verslas supranta, tarkim, jisai turi, žinai, su tiekėjais 30 dienų atidėjimą, o pirkėjai jam sumoka per 90 dienų. Tai jisai turi 60 dienų, vadinamą tą, žinai, gepą. Ir jam trūksta for real apyvartinių lėšų. Tai tada, žinai, gaudamas tą kapitalo injekciją, apyvartinį finansavimą, jisai labai gražiai išsilygina savo pinigų srautus ir jisai suka savo verslą, ne? Bet vis tiek aš tokiam patarčiau laikui bėgant trumpinti tą atstumą, kažkaip vis tiek dėrėtis, kadangi jau santykiai yra, jeigu ilgalaikiai užmegzti, tai reikėtų tą atstumą trumpinti ir gerinti šitą situaciją, nes pastoviai juk nesiskolinsi. Tikrai taip. Kitas, žinai, galėtų būti irgi geras pavyzdys, kai įmonė investicinį projektą nori daryti ir, pavyzdžiui, nusipirkti NT patalpas, kuriuose jis ir vykdys savo veiklą, savo mokės, žinai, nuomą, bet kadangi investicinis projektas terminas ilgesnis, tai ten 10 metų, kartais būna ir dar ilgiau, pagal kiekvieną banką skirtingai, tai tu pasiskaičiuoji, kiek tu išleidi šiaip nuomodamasis patalpas ir jeigu tu investuosi į nekilnojamą turtą, kuris galų gale tau priklausys pasibaigus kreditavimo terminui. Įmonės bus turte, ne? Tai čia toks, galėtų būti geras. Vėl ateinam prie skaičiavimo, Taip. Ilgalaikės prognozės, kai jų nėra, tikrai sunku susiprognozuoti, gyvenimas šią dieną, jisai ne tik tai nepadeda, bet jis ir įtampa keliantis. Visiškai sutinku. Tad, žinai, bankai ir investuotojai tikrai labai noriu gal užakcentuoti tą, kad jie nori žinoti, kur bus panaudoti pinigai, o įvairūs neapibrėžti prašymai iš tikrųjų kelia abejonių. Ar galim... Apie verslo valdymą, taip. Tai kaip ir sakiau, tada turėkit būtinai, kam jums reikia tų pinigų, ar sąskaitom apmokėti, ar atsargom įsigyti, ar trumpalaikiam finansiniam įsipareigojimam vykdyti ir panašiai. Gal įrangą kažkokią tai perka, tai tada turite ir tą patį įrangos sąrašą pateikti. Jeigu plėtrą planuojat, tai parodyti, pristatyti tuos produktus ir paslaugas, į kur jūs planuojate eiti, verslo planą tą patį pateikti, su aiškiom prognozėm, ką jūs darysit su skolintais pinigais. Penktas, jau šiek tiek pradžio gal palėtė mane apie tą reputaciją, pačią, kad apie skolas, kad šiek tiek tada gali sukelti tokią, žinai, nerimą dėl įmonės reputacijos, bet labai svarbu yra ir pati savininko reputacija. Bankai tikrai vertina, ar verslo savininkas yra patikimas ir patyręs. Ankstesnė jo... Tai negaliu atsidaryti kitos įmonės ir kažkaip pamiršti, kas buvo bloga. Uždariau, viskas lieka, žinai, vis tiek lieka užfiksuota, tai, žinai, tai... Oi, tie registrai. Oi, tie registrai. Jo, tai ir apie tą patį, žinai, tikėjimą, kad
aš, žinai, tikrai tikiu savo verslu, tai viskas yra labai gerai. Mes kiekvienas turim, žinai, tikėti tuo, ką darom, nes jeigu tu tiki, tai tikėtina viskas ir pasidarys, bet turi labai aiškiai irgi žinoti planą ir suprasti. Tai vat būtent tavo ta reputacija tikrai, tavo išsilavinimas, žinai, ir asmeninės savybės iš tikrųjų gali turėti įtakos finansavimo sprendimui. Gali turėti. Gerai, važiuojam toliau. Važiuojam. 6. Tai yra užstatinė pozicija ir asmeniniai įsipareigojimai. Šito dažniausiai bijoma yra. O to labai bijoma, bet prieisim tada. Susiję dalykai. Visiškai, supranti. Tai dažniausiai skolinantis iš bankų tikrai reikia turėti tam tikro užstato, tinkamo turto bankuje, ne? Tai kas dažniausiai vyrauja ir ko bankai prašo kaip tos užstatinės pozicijos, tai tas nekilnojamas turtas. Pati įmonė galbūt ir neturi nekilnojamo turto, bet akcininkas galbūt turi nekilnojamo turto. Ir ką dažnai irgi ir pastebėm ir matom, tai nelabai nori, žinai, įkeisti. Tai irgi toks atsiranda, tai jeigu tu tiki savo verslu, jeigu tu aiškiai... Aiškus planas, taip. Aiškiai strategija, kaip tu grąžinsi paskolą, tai ar čia reikėtų bijoti, tada ne. Tai reiškia, kad čia yra, vėl mes grįžtame, ne, vėl, ar ne? Į tą patį. Į tą patį tašką, reiškia, susiję tokie momentai, jeigu nesi tikras, tai turbūt reikia grįžti ten ir ten dar išdirbti iki galo. Tikrai taip. Tai nebūtinai tas nekilnojamas turtas gali būti ir įranga arba kažkoks tai kitas vertingas turtas, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą, jeigu verslui vis dėlto nepasisektų. Ir kas dar būna, tikrai dažnai, jeigu įmonė tokia yra, žinai, auganti ir nėra turėjusi kredito istorijos prieš tai sukurtos, kas yra labai svarbu, tai galima prašyti ir bankai prašo laidavimo, asmeninio laidavimo to savininko pačio. Kam tas laidavimas, ne? Kad jeigu verslas tavo negalės grąžinti tos paskolos, tai aišku, tu tada būsi jau asmeniškai atsakingas už prisiimtą įsipareigojimą ir jo padengimą. O ką tai rodo bankui, jeigu nekyla klausimų, žinai, kai paklausiam, ar galėsit laiduoti, ne? Tai iš tikrųjų tas tavo asmeninis įsipareigojimas bankui parodo tikrai jūsų patį pasitikėjimą savo verslu, kad jūs prisiemate riziką, bet jūs žinote, ką jūs darote ir vėl į mūsų, žinai, pinigų srautų valdymą, prognozės, pasiruošimą ir panašiai. Planas ABC, žinai, tai tu reiškiasi tikrai užtikrintas ir žinai, kad tu pasieksi tai, ką tu esi susiplanavęs, susiprognozavęs. Gal jo, tiek ir paskutinis tada, 7. žingsnis būtų, kad pasirinkti, aišku, tinkamą finansavimo partnerį. Finansavimo šaltinį galbūt. Net ir būdą patį finansavimo, sakyčiau. Produktą. Jo. Patį produktą, nes tu, žinai, negali iš ilgalaikiais pinigais finansuoti trumpalaikės, žinai. Tai... Klientų ginčiausi, kuris dar, kaip sakyti, dar buvo tik tai pradedantis finansinio raštingumo kelionę ir sakau, vat jums čia reikia faktoringo. Ir su kažkuo, matyt, pasikalbėjo, su... Protingų kokiu. Protingais asmenimis, taip. Jie žino geriau negu aš. Sako, ne, mums sakė, žodžių kolegos, kad mums ne faktoringo reikia, mums reikia apivartiniams. Sakau, taip, apivartiniams, bet jums reikia faktoringo. Jo, dar neskiria, žinai. Jo. Ir paskui, žinai, vat, kai ateina tas suvokimas, kai tu
Bet čia suprantama, kai tu kasdien to nedarai, suprantama, kad kai kurių produktų tu gali nesuprasti, kaip jie veikia ir kaip juos apskaičiuoti, žinai, vat, kas nemažiau svarbu. Ir mano galva, žinai, vat, nu, tokie būna momentai, kur net pamatau, žinai, susiduriu su variantais, kad nu va, čia labai geros sąlygos. Nu ir pradedam nagrinėti, ar tikrai čia labai geros sąlygos. Nu, kaip palūkanos, kaip ir neblogos atrodo, ne? O visa kita. Ir nebemato, tarsi užsidengia, žinai, bet kažkaip užsidengia skraistė, apatiniais eilutės nematau, kiek kainuos man ten administravimo mokesčiai ir visa kita, ir visa kita, ir visa kita, bet šitie dalykai kažkas kitas juos padengs. Nu, bet žinai, vat ir priima sprendimą taip spontaniškai, nes palyginus su rinka geros palūkanos. Taip. Arba, žinai, nueina į vieną finansų įstaigą. Taip. Ir sako, žinai, nu, negalim jūsų finansuoti ir jis viskas sako, aš nebegaliu gauti paskolos. Bet kad rinkoje veikia... Nes niekas neduoda. Taip, buvo čia labai iš tikrųjų tokia opi tema Lietuvoje, kad negauna smulkus ir vidutinis verslas finansavimo. Ir tada, kadangi yra alternatyvų tikrai ne vienas, ne du ir ne trys, žinai, yra ne tik didieji bankai, kurie finansuoja tą smulkų ir vidutinį verslą. Ir iš principo, kurie jau netaip nori galbūt finansuoja šitą segmentą, ne? Bet yra pilna kitų mažesnių bankų, kurie yra tiesiog ištroškę ir nori padėti tam verslui, smulkiam ir vidutiniam. Ir prisiema rizikas. Tikrai taip, žinai, tai viena iš klaidų, kad jūs pasikreipkit į daugiau finansavimo šaltinių, partnerių, paieškokit. Palyginimą kažkokį bent jau turėti, ar ne? Taip, palyginimą. Tai vat mano tas 7 ir yra, žinai, punktas, kad tinkamas finansavimo šaltinio būtent pasirinkimas. Tai yra bankai, yra rizikos kapitalo fondai, verslo angelai, yra kiti alternatyvų šaltiniai, crowdfundingas, žinai, ir kitos struktūros. Ta prasme, tų galimybių verslas šiai dienai pasiskolinti jisai tikrai turi, bet ką aš matau, kad jie nežino, kad yra tokios galimybės ir nueina į savo banką, kuriame jau turi gal sąskaitą 10 metų ir paprašo finansavimo ir sako, nu vis dėlto mes tavęs nefinansuosim, nes tie didieji bankai, žinai, jie nenori, neprisiema tokios rizikos, kurią gali prisimti mažesni bankai. Aš labai paprastai sakau, mes smulkus verslas nėra jų tikslinis klientas, tiesiog. Tiesiog. Tai kai nesitikslinis, tai kartais gali pasisekti, bet nebūtinai. Taip, tai aš, žinai, gal apie mūsų irgi šiek tiek banką, tai SME bankas būtent ir yra skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir čia yra mūsų pagrindinis fokusas. Ir mes tikrai norim, žinai, ir darom realiais veiksmais, auginam ir padedam augti tam smulkiam ir vidutiniam verslui, su tais gerais finansavimo pavyzdžiais, kurie ateina daugiau mažiau pasiruošę. Žinai, aišku, mes irgi norim, patariam, kad tu, nueik pas Dianą, gal pasikonsultuok, pas Pelnas paprastai, kad padėtų tau susidėlioti tos piniginius srautus, kaip čia kur efektyvintis, kaip susivaldyti, kaip susiprognozuoti, kaip sudėti, realiai susiprognozuoti, žinai, į lenteles viską susidėti, stalčius, kad tu galėtum jau atvykti pas mus ir mes labai, žinai, greitai, efektyviai priimsim sprendimą kartu, kokiom sąlygom ir kaip mes tave galim finansuoti. O tą mes darom tikrai labai lankščiai. Ir jeigu jau ateina verslas pas mus, tai jau tikrai atrasim vieną ar kitą galimybę suteikti jam tą postumį su finansavimu į priekį, kad padėti jam augti. Jo, kartais, kai kreipiasi smulkaus verslo vadovais, padėkit pasiruošti finansavimui, sakau, tai ko jums reikia, kokios pagalbos? Reikia, ten prašo verslo plano. Kas čia toks? Ką čia man reikėtų? Aš su sąlyga galiu padėti tik tokia, jeigu tas planas bus realiai daromas realistinis, ar ne? Tai, kad jums tai būtų įrankis toliau gyventi, nes sukurti kažkokią tai pasakėlę ir istoriją, tiesiog,
čia nei bankui, nu, čia toks labai trumpų distancijų bėgimai tokie yra. Nu, kaip sakyti, Tu čia gerą, žinai, palėti iš tikrųjų, čia ne bankui reikia to verslo plano. Taip, tikrai taip. Čia tau reikia, taip. kad tu galėtum auginti savo verslą. Bankas tik pasižiūri, kiek tu suvoki, žinai, ką tu darai. Tikrai, nes kitaip, nu, nėra kaip pažiūrėti, ar ne? Nu, neužtenka, va, kaip sakai, bet tikėjimom, nors man atrodė, kad... Nes, žinai, nupiešti, kad, žinai, čia reikia bankui padaryti, tai padarom. Taip. Tai kaip yra labai gerai pasakyti, tai yra visiškai trumpos distancijos. Toks bereikšmis darbas. Tai visiškai. Toks bereikšmis, žinai, ir tokia investicija į orą visiškai. Nu, kaip sakyti, nes jeigu tu darai, tai tu taip, nu, turėk savo kelionės žemėlapį. Taigi, tu esi, žinai, tu nori turėti savo verslą ir tu nori, kad jam gerai sektųsi. Tu nori. Šokauju, žinai, bet kur bus tas momentas, kur gersim šampaną, kur va, čia tie taškai, ar ne, pažymėti, kur tos statelės yra. Tai gerai, pabandom apsibendrinti, ar ne? Nu, taip iš esmės, žinai, kaip nusuminėjai tokius pagrindinius, man atrodo, pačius svarbiausius punktus susakėm, kaip reikėtų pasiruošti ir kad tas atsakymas tikrai būtų teigiamas ir sąlygos būtų palankios finansavimo, ar ne? Ir dar prieš tai tau minėjau, žinai, kad man atrodo, kad tas verslo vadovas, kuris gilinasi į finansinį verslo raštingumą, jisai savaime tas sąlygas išpildo. Tai gaunasi natūraliai. Taip. Kai tu... Visi šitie punktai, jie tiesiog yra, jie apima visą tai, ką mes vadinam verslo finansiniu raštingumu. Absoliučiai. Gal dar galim, žinai, klausytojam, uždėti tos... esminės, galbūt, ne, žinutės, tai jeigu jūs norit iš tikrųjų sėkmingai pritraukti finansavimą ir augti ir auginti savo verslą, tai turit turėti aiškią viziją, patikimą finansinę istoriją, tvarkingą apskaitą, gerai parengtą tą patį verslo planą, gerą kredito reitingą, aišku finansavimo tikslą ir turėdami šitos esminius dalykus, suprasdami savo, kaip čia, finansinį tą raštingumą, ne, įmonės savo, tai jūs tikrai padidinsit daug kartų šansą ir galimybę gauti patį finansavimą. Ir nebūtinai tą finansavimą gal jums ir reikės, jeigu tu susidėliosi, žinai, viską į stalčiukus. Tai ačiū labai, Dovilė, už pasikalbėjimą ir tikiuosi, kad klausytojams buvo naudingų įžvalgų, atrodo, kad ir tie patys dalykai pasikartojantis, bet tiesiog pabandėm panarstyti iš realiosios pusės, kaip būna realiai gyvenime, kaip atsitinka ir kad to neatsitiktų, kad tiesiog verslas augtų stabiliai, planuotai ir sistemingai. Tai ačiū tau, iki kitų susitikimų. Ačiū tau, iki.